Sveiki. Štai, antroji gegužės savaitė ir Europos parlamento sesija Strasbūre sutampanti su išties reikšminga istorinių įvykių plejada. Pirmiausia, tai, žinoma, Antrojo pasaulinio karo pabaiga ir, suprantama, 9 gegužės mums asocijuojasi su Europos diena. Tai yra Šumano deklaracijos 75-osios metinės. Bet apie viską paeiliui. Vienas iš mano pasiūlymų šiai sesijai buvo aptarti ES vaidmenį taikos derybose ar apskritai siekiant taikos Ukrainoje. Smagu, turėjome puikią diskusiją, štai ir Van der Leyen išėjo su savo 3 punktų planu, kaip ES gali sustiprinti savo vaidmenį ir kaip siekti taikos Ukrainoje. Tai pirmiausia, žinoma, parama Ukrainai, visų pirma, karinė parama Ukrainai. Antras, tai yra Rusijos iškastinio kuro atsisakymas, apie tai kiek vėliau. Na ir trečias dalykas, žinoma, Ukrainos narystės Europos Sąjungoje derybų spartinimas ir integracijos stiprinimas. Suprantama, kalbant apie derybas, reikia suprasti, kad ES turi vadovautis savo nuostatomis, o nesižvalgyti į Rusijos ar Kinijos ar kokių trečiųjų valstybių išsakomais punktais ir reikalavimais, bandymais nuvesti derybas nuo pagrindinio kelio į šunkelius ir panašiai. Labai tikiuosi, kad tie, kurie supranta, kaip svarbu pačiai Ukrainai siekti taikos, parems tokį kelią. Tačiau buvo ir tokių pasisakymų štai plenarinės sesijos metu, kad geriausia Ukrainai tai yra pasiduoti. Pasiduoti, iškelti baltą vėliavą ir priimti visus tuos reikalavimus įtvirtintus jau Rusijos nekartą išsakytose grasinimuose ir ultimatumais ir tiesiog, kągi, gultis po okupantų. Nieko naujo. Mes žinome, kas kalba ir kodėl jie taip kalba. Tačiau, iš tikrųjų, šią savaitę išgirdome, na, sakyčiau, tokį reikšmingą pasiūlymą iš Europos komisijos iki 27 metų pabaigos atsisakyti Rusijos dujų. Turiu pasakyti, kad štai 22 metais, kuomet prasidėjo karinė Rusijos agresija prieš Ukrainą, Europa importuodavo apie 150 milijardų kubinių metrų dujų. Dabar tai yra jau 52 milijardai, bet vis tiek, sutikite, per daug. Europa sumoka apie 7 milijardus per metus. Beje, gamtinės dujos, kurios patekdavo štai dujotekiais, dabar yra pakeičiamos suskystintomis dujomis, kurias rusai didžiulių nuolaidų pagalba yra labai konkurencingos kainos ir tiesiog, na, sakyčiau taip, priverčia Europos operatorius įsigyti rusiškas dujas. Pagrindiniai importuotojai tai yra Prancūzija, Belgija ir Ispanija. Štai. Jos ir sumoka 85% nuo to 7 milijardų į Rusijos biudžetą, kuris dėja virsta kariniu biudžetu ir karo priemonė prieš Ukrainą. Aš sakyčiau taip, ketinimas yra geras, žinoma, jis galėtų būti paankstintas, gerokai paankstintas, ko laukti 7 metų, kai galima padaryti anksčiau, bet štai jau 25 metais, šiais metais yra draudžiama sudaryti bet kokius naujus kontraktus dėl dujų tiekimo. Daugelis, matyt, valstybių gali atsisakyti ir anksčiau, bet ne visos. Aš manau, kad Vengrija ir kitos pripratusios, prisisiurbusios prie Kremliaus maitinimo kanalų bandys ir toliau įvairiais būdais vėlinti šitos procesus arba ieškoti išskirtinumų ir panašiai. Visuomeninė politinė pozicija yra labai svarbu, todėl mes ir toliau seksime šitą klausimą ir, žinoma, spausime ir Europos komisiją, ir pavienės valstybės narės, kuo greičiau atsisakyti, nesakyčiau taip, smirdančių rusiškų dujų. Kitas klausimas, kuriam pritarėme šios sesijos metu, yra, nesakykime taip, bandymas gelbėti Europos automobilių pramonę, kadangi mes žaliojo kurso rėmuose esame priėmę labai griežtus reikalavimus automobilių pramonė, kuri yra beje vienas iš didžiausių teršėjų. Aš priminsiu tik tai, kad transportas išmeta apie 40% tų dujų, kurios teršia ir apskritai keičia klimatą ir taip toliau. Tai mes negalime būti, kaip sakyti, neutralūs arba užsimerkę tam, kas vyksta. Todėl priimti sprendimai buvo labai griežti. Jau iki 30 metų lengviesiams automobiliams 37% sumažinti išmetimus, ta prasme, naujai gaminamiems ar ne, sunkvežimiams 35%. Dabar priimtas kompromisinis
kompromisinis, aš paprėsiu, sprendimas. Iki 27 metų, reikia 15% dabar sumažinti išmetimus. Automobilių pramoniai duodama galimybė pačiai nuspręsti. Ne kiekvienais metais po 5, bet pavyzdžiui, vienais metais daugiau, kitais mažiau, bet vis tiek laikantis nustatytų rėmų. Būta pasiūlymų ir iki 29 metų nukelti šitos reikalavimus. Bet aš manau, švarus oras ir netaršus automobiliai yra visų mūsų interesas. Šiandien, gegužės 9 dieną, penktadienį, 16 val. Europos maršas, renkamės prie Mažvydo bibliotekos ir su pakilia nuotaika žingsniuosime šventinio Vilniaus gatvėmis. Iki.